Tai nėra eilinė istorija. Tai nepaprastas pasakojimas apie nepaprastą atradėją, apie berniuką, kuris ieškojo nuotykio. Ši istorija apie Kolumbą. Kolumbas gyveno didžiuliame name. Daugybė kambarių, svajonių kiemas su žaidimų aikštele ir baseinu, pilnas saldumynų šaldytuvas ir milžiniškas kambarys žaidimams. Tik visas šis gėris buvo aptvertas aukšta ir stora tvora. Už jos augo galingi ąžuolai. Kolumbas niekuomet net nesusimąstydavo, kas slepiasi už tvoros ir tų didžiulių medžių. Namuose jis turėjo viską, ko tik galėjo užsimanyti 4 metų berniukas. Visas jo gyvenimas tilpo tvoros rėmuose ir niekas net negalvojo, kad kas nors galėtų būti kitaip. Kolumbas pradėdavo dieną nuo pieno arba vandens stiklinės, pusryčiams suvalgydavo kiaušinienės, keletą valandų pažaisdavo savo žaidimų kambaryje, kur dažniausiai užsnūsdavo. Po tokio pogulio prabusdavo išalkęs. Pietums labiausiai mėgdavo valgyti saldainius arba daržoves, o geriausia abu kartu. Jei diena būdavo šilta ir saulėta, pasisotinęs šokdavo į baseiną, kur jo laukdavo čiuožykla, pripučiamos valtys, vienaragiai, spurgos ir kitokios vandens pramogos. Jei saulės tą dieną nematyti, Kolumbas apsirengdavo mėgstamiausią savo megztinį, apsivilkdavo šiltas kojines ir vis tiek laiką leisdavo lauke. Ypač jam patiko tos labai retai pasitaikydavusios lietingos dienos, kai galėdavo užsidėti savo mėlynus lietaus batus ir šokinėti per balas. Pavargęs grįždavo namo, kur gerdavo kakavą ir žiūrėdavo filmukus apie įvairiausius nuotykius. Labiausiai jis mėgo istorijas apie gyvūnus. Galiausiai pasijusdavo ir vėl išalkęs ir suprasdavo, kad atėjo laikas vakarienei. Vakare Kolumbas visada valgydavo tą patį patiekalą – morkų saldainius, kuriuos užsigerdavo šviežiai spaustomis apelsinų sultimis. Visos berniuko dienos buvo labai panašios, bet kitaip ir įsivaizduoti buvo sunku. Tokia dienos rutina padėdavo jam lengviau skaičiuoti laiką, neužmiršti pavalgyti bei praleisti dieną be menkiausio nesklandumo. Kol vieną eilinę dieną, ruošdamasis lipti į saulės įkaitintą baseino vandenį, Kolumbas išgirdo keistą garsą. Kažkas šnarėjo medžiuose. Tas padaras judėjo taip greitai, kad jį pamatyti buvo beveik neįmanoma. Berniukas viduje pajuto keistą šilumą. Galbūt tai reiškia, kad jo laukia nuotykis? Sulig ta mintimi kažkas stipriai sudrebino žemę po Kolumbo kojomis. Tai buvo ne kas kitas, o medyje tykojęs vilkas. Didžiuliai berniuko nuostabai, vilkas sugebėjo peršokti tą visą jo gyvenimą apriepiančią tvorą. Nors mažasis Kolumbas niekada net nebuvo susimąstęs, ar už jo kiemo sienos galėtų egzistuoti bent vienas gyvas organizmas, jis suprato, jog su vilku yra saugus. Tai buvo ženklas, jog artėja naujas etapas, kurio net pats to nežinodamas jis laukė visą savo gyvenimą. Po šio netikėtumo iškart sekė ir kitas. Gyvūnas prabilo. Vilkas prisistatė Ugniaus vardu, bei nedvejodamas pateikė pasiūlymą Kolumbui – keliauti su juo už tvoros. Štai ir naujas berniuko gyvenimo etapas. Net pats nesuprato, kodėl, tačiau jis visiškai nejautė baimės keliauti su ką tik sutiktu draugu į tokią didžiulę nežinią. Tačiau prieš pat pasiryžtant šiam nuotykiui, Kolumbą visgi sustabdė dvejonė. Juk jis niekad net negalvojo apie tai, kas galėtų būti už tos milžiniškos sienos. Gal ten gyvena kiti vaikai, tokie patys kaip ir jis? O gal tie didžiuliai ąžuolai driekėsi taip toli, kur net neįmanoma nueiti? Šiuos klausimus jis pradėjo uždavinėti Ugniui, tačiau šis berniukas sustabdė. Nėra laiko nerimauti. Pasirodo,
Vilkas čia atsirado ne šiaip savo, jam reikia pagalbos. Kolumbas suprato, kad jo laukia svarbi atsakomybė. Kad ir kokia bėda ištiko naująjį draugą, mažylis privalo jam padėti. Prieš pradedant kelionę, vilkas Ugnius dar paprašė berniuko susikrauti kuprinę, mat norint išspręsti vilko problemą, būtina pasiimti keletą daiktų. Išklausęs ir įsiminęs visą sąrašą, Kolumbas nuskubėjo krautis kuprinės. Laikrodis, žemėlapis, keletas saldainių, gertuvė su vandeniu, emometras. Berniukui nuostabą sukėlė emometras. Kodėl vilkui galėtų jo prireikti? Nusprendęs, kad viskam išsiaiškinti dar bus laiko, Kolumbas suskubo grįžti pas vilką. Šis nekantraudamas pasiūlė mažyliui užšokti ant jo nugaros ir tvirtai įsikibti. Vos tik Kolumbas įsikibo, Ugnius pašoko taip aukštai, jog ir vėl peršoko tvorą. Kolumbas jautėsi lyg sapnuodamas. Tokius dalykus jis buvo matęs tik filmukuose ar girdėjęs pasakose. Nusileidus ant žemės, prireikė keleto sekundžių, kol berniukas išdrįso atmerkti akis. Tai padaręs, jis išvydo dar daugiau medžių, nei jis matė būdamas kitoje tvoros pusėje. Ten plytėjo visas ąžuolynas, kurio galo nebuvo matyti. Kolumbas iškart pradėjo mąstyti, ar gali būti, jog jiems pavyks išeiti iš šio miško? Keletą minučių luktelėjęs vilkas paprašė vaiko sekti paskui jį ir vėl priminė, kad neturi laiko. Kolumbo galvoje vis dar sukosi koks milijonas klausimų, tad jis pagaliau išdrįso paklausti Ugniaus, o kurgi jie taip skuba? Eidamas sparčiu ir užtikrintu žingsniu, vilkas pajuto, kad į šį klausimą reikėtų pagaliau atsakyti. Jis papasakojo berniukui visą šios keistos dienos istoriją. Pasirodo, už to didžiulio ąžuolyno yra miestelis, kuriame gyvena vilkas ir kiti gyvūnai. Ir visi jie labai laimingi. Jie nuolat šypsosi, juokauja ir juokiasi. Šiems gyvūnams nuotaikos negadina nei lietus, nei pridegę blynai, nei sušlapusios kojinės ar kokia kita nesėkmė. Jie tiesiog labai linksmi gyvūnai. Tačiau šiandien Ugnius iš ryto keliavo aplankyti savo draugės žirafos Giedrės, nes buvo susitarę kartu papusryčiauti. Vos tik įžengęs pro duris, jis išvydo dar niekada miestelyje nematytą dalyką. Žirafa Giedrė sėdėjo ant sofos nuleidusi galvą, jos lūpų kampučiai buvo nulinkę žemyn, o iš akių riedėjo šilti vandens lašeliai. Vilkas taip sutriko, kad vos ir pats nepametė šypsenos nuo veido. Pradėjo klausinėti draugės, galbūt šis serga, o gal kur nors užsigavo. Net jei tai ir būtų nutikę, Ugnius vis tiek negalėjo suprasti, kodėl Giedrė nebesišypso. Galiausiai žirafa tyliai prabilo ir lėtai papasakojo draugui, kad atsikėlė su šia nepažįstama būsena. Išlipus iš lovos, jai pradėjo spausti krūtinę, galva pasidarė sunki ir lyg to nebūtų gana, iš akių dar ir vanduo pasipylė. Giedrė galiausiai pridūrė, kad ji nesijaučia linksma, tačiau nesupranta, kokia keista emocija ją aplankė. Jai, kaip ir kitiems miestelio gyvūnams, dar niekada neteko taip jaustis. Vilkas, išklausęs visą žirafos pasakojimą, pažadėjo, jog padės suprasti, kas jai nutiko ir daugiau nieko nepasakęs išbėgo į lauką. Nežinojo, kur bėga ir ką ras kelyje, tačiau tikėjo, kad atsakymas slepiasi kažkur tarp galingųjų ąžuolų. Ugnius taip ilgai ir greitai bėgo, net pradėjo trūkti oro. Kai pavargo tiek, kad norėjo sustoti ir apsisukęs grįžti atgal, netikėtai pamatė pro medžius tą didelę baltą tvorą. Supratęs, kad tai vienintelis jo išsigelbėjimas, vilkas iš visų jėgų atsispyrė ir užšoko ant tvoros. Ten pamatė neįtikėtiną dalyką – kieme maudytis besiruošiantį mažą žmogelį. Apie žmonius Ugnius buvo girdėjęs tik pasakose, tačiau niekas iš gyvūnų netikėjo, kad žmonės yra tikri. Nusprendė, kad tai vienintelis jo išsigelbėjimas ir šoko per tvorą pas naująjį draugą Kolumbą.
Išgirdęs šią istoriją, Kolumbas pagaliau suprato, kodėl vilkas buvo toks išsigandęs. Ir iškart pradėjo galvoti, kad jis gali padėti žirafai. Štai kodėl Ugnius paprašė pasiimti emometrą. Dar keletą minučių pabėgėję, draugai išvydo gyvūnų miestelį. Kolumbas ir vėl nustebo. Miestelyje buvo daugybė namų, įvairiausių formų, spalvų, dydžių, kai kurie netgi be langų, o kiti stikliniai. Suradę žirafos Giedrės namą, jie pasibeldė ir pravėrė duris. Giedrė vis dar taip pat sėdėjo ant žemės nuleidusi galvą, tačiau vanduo iš akių jau nebekapsėjo. Kolumbas prisistatė žirafai ir prasitarė, jog vilkas papasakojo apie jos problemą. Giedrė tik patvirtino, kad tokia būsena jai yra labai neįprasta ir ji niekaip negali suprasti, kokia emocija ją aplankė. Mažylis kaip mat iš kuprinės ištraukė emometrą ir jie visi kartu pradėjo ieškoti, kurią emociją jaučia žirafa. Patyrinėjusi visas emocijas, Giedrė emometre pamatė veidelį, kurio lūpų kampučiai buvo nusvirę žemyn, o iš akių taip pat kapsėjo vandens lašeliai. Kolumbas papasakojo, kad tai yra liūdesys, o tie vandens lašeliai – ašaros. Pridėjo ir tai, kad liūdėti yra normalu, kaip ir būti laimingam, piktam ar sunerimusiam. Žirafa su vilku nustebo tai išgirdę, juk jie visą laiką žinojo tik laimę. Žinoma, jie suprato, kad yra ir daugiau emocijų, bet apie tai negalvodavo, nes niekada neteko jų patirti. Ir štai atėjo diena, kai žirafa atrado naują emocijų pasaulį. Ugnius su Giedre nuoširdžiai padėkojo Kolumbui už tokią pagalbą. Berniukas sugalvojo padovanoti gyvūnams savo emometrą, juk jis pagrindinės emocijas jau pažįsta, o štai gyvūnams tai naujas atradimas. Padėkoję už tokią svarbią pagalbą ir dovaną, gyvūnai palydėjo Kolumbą namo. Dar kartą perėję ąžuolų mišką, 3 draugai pasiekė tą didžiulę tvorą. Atsisveikino pažadėdami vieni kitiems susitikti dažniau. Kolumbas pasikvies naujosius draugus į svečius, o gyvūnai supažindins jį su kitais miestelio gyventojais. Grįžęs namo, Kolumbas suprato, kad tai buvo tas didysis nuotykis, kurio, net ir pats to nesuprasdamas, jis laukė visą savo gyvenimą.